Kaip tai galia neįtakoja pravažumo? Įtakoja ir be diskusijų. Svoris, pakaba, varomieji ratai, padangos – visa tai formuoja, kiek toli nuvažiuosi. Galia duoda galimybę išlaikyti judesį, prošvaisą leidžia nesėsti ant pilvo, o 4 varomieji padidina klaidų toleranciją. Padangos sprendžia, ar ta galia turi kur dingt. Bet čia esminis momentas. Pravažumas nėra vienas skaičius, tai yra sistema. Jei galia per maža, sustosi. Jei jos per daug, pradėsi kasti. Jei mašina sunki, smigs. Jei ji lengva, prasisuks. Todėl ne vienas faktorius laimi. Laimi balansas. Ir vairuotojas čia ne priedas. Jis yra tas, kuris tą balansą sunaikina arba išlaiko. Sunkesnė mašina sminga labiau. Ir ne, aš to neneigiau. Daugiau tonų reiškia didesnį įsmigimą minkštam grunte. Purvas, pelkė, šlapias smėlis, viskas aišku. Bet lengvesnė mašina irgi nestebuklas. Mažiau svorio ant ratų, greičiau prasisuka. Galia, 4 varomieji, padangos, visa tai padeda, bet tik iki momento, kol pradedi kasti. Parodyk man galinę varomą, kuri sukiojant vairą išvažiuoja. Čia svarbus momentas. Kalba buvo ne apie stovėjimą vietoj, ne apie mašiną, kuri jau sėdi ant pilvo. Kalba eina, kol tu dar esi judesy, kol yra inercija, kol ratai dar rieda, vairo sukinėjimas keičia apkrovas ratams. Kartais vienas ratas pagauna kietesnį pagrindą ir to užtenka, kad neprarastum judesio. Tai nėra magija ir tai neveikia visada. Ir tai neveiks, jei jau sėdi pasodintas ant suoliuko. Miške viskas sprendžiasi iki sustojimo. Technika nustato ribas, bet vairuotojas sprendžia, ar jas peržengs, ar pats save užkas. Todėl miške laimi ne teorija ir ne komentarai. Laimi sprendimai tinkamu laiku.